Iš tikrųjų, kartais net gal reikėtų padėkoti Lenkams. Jeigu ne Lenkai, Kaunas neturėtų tarpukario modernizmo. Toksai stalius, kuris dar mokėsi iš tarpukario stalių, pagamino pagal tarpukario modernizmo duris. Man dabar patinka iš tikrųjų, kada žiūriu skelbimus, kaip kas nors ką pardavinėja, tai Kaunas Žaliakalnis. Tausime, kiekvienas daiktas beveik jau pridinė vertė yra. Kai mes čia visi daugumą čia diskutuojam, čia dėl to paveldo, čia reikia dėl jo kankintis, ten tarnauti jam. Siūlau nuvažiuoti į Florenciją. Ten pasikasi po romėnais, randi etruskus. Ir ten yra viskas yra paveldas, absoliučiai tu nueini tą civilizaciją, va ten yra civilizacija. Pasakysiu, kad restauratoriams visą laiką būtina duoti to baldo, nes ateityje bus labiausiai vertinami tie baldai, prie kurių mažiausiai yra prisiliesta. Ten yra truputį kitaip ir tu paimi tokį dekorą ir sakai, ne, čia atgyvena. Gerai, žiūrėk, jo, bet tas... Prie senas medinukas yra kreivas šleivas, tai tarsi, kadangi nesi tobulas žmogus, tai kreivai šleivai tinkuoji, tai labai žmogiškas. Labai žmogiškas. Sveiki, tai šį kartą esame Dzūkų 5. Po šį pastatą mūsų sutiko pavedžioti Povilas Makulevičius, namų šeimininkas. Sveikas, Povilai. Ačiū, kad sutikai aprodyti savo namą. Džiaugiamės, kad saulė šviečia, kad grožis išryškėja pačio namo. Na ir truputėlį gal galėtum papasakoti apie namo istoriją, kuriais metais jį pastatyta, architektas, savininkai. Ką, istorija tokia yra, kad čia kaip namas yra mano prosenelis Kazys Kerpė. Ir jisai jau kaip išėjo į pensiją, jis labiausiai žinomas kaip Marijampolės apskrities viršininkas, bet, aišku, dirba ir kitose apskrityse, ir policijoje dirbo. Tai jisai nusprendė galiausiai apsistoti Kaune ir ieškojo vietos. Ir buvo 3 variantai, ne 3 variantai, atsiprašau, 2 variantai. Buvo variantas vienas, kad kažkur centre mūrinukas arba kažkur tai toliau šiek tiek nuo centro ir medinukas. Ir pasirinko medinuką, bet paprasčiausiai dėl tokių, sakyčiau, pragmatinių sprendimų. Dėl to, kad tai yra pigesnis ir reikėjo mažesnę paskolą imti, nes vėlgi tarpukarį tai visi, kad ir kokie valdininkai būtų, jie visi ėmė paskolas ir sąžiningai grąžindavo. Ir plus, kai sakau, visą laiką, tarpukaris, sakyčiau, kitoks gal buvo, tai kad, aišku, visko buvo tarpukarį, bet iš esmės, kaip sakant, kai statė valstybę, tai pirmą tai vis tiek statė valstybę. Taip. Ir būdamas apskrities viršininku tikrai galėjo labai daug, jeigu jisai, kai sakau, šiais laikais būtų pagal šių laikų normas, suvokimus, tai būtume gal turėję kokius gal 3 namus mūrinukus, bet jis buvo... Ir būtų atvirkščiai, atkreipiam dėmesį, kad jisai nusipirko namą išeidamas į pensiją jau. Jo, išeidamas, nes tiesiog reikėjo kažkur atsistoti ir tiesiog, kadangi mažesnė paskola, tai taip gavosi, kad ėmė medinuką. Ir dar plius iki galo jisai nebuvo, sakykime, užbaigtas. Buvo ten imtas pirktas, jisai jo nestatė, bet pirko jau jį kaip ir pastatytą, bet iki galo dar neužbaigta, ten pirko pagal pirkimo sutartį už skolas. Ten, žodžiu, buvo prieš tai, buvo savininkai, buvo įsiskolinę ir tiesiog su skolom, žodžiu, ir perėma. Ir tai taip ir gavosi, tik tai tiek, kad pačioj pradžiai jisai buvo iki galo neužbaigtas ir kadangi reikėjo greitai tą nuomą gražinti, ne nuomą, bet paskolą gražinti, tai tiesiog net vietomų interjeruose buvo ne viskas nutinkuota, ten ant tų balanų uždėta tapetai buvo ir greitai nuomojama. Taip. Nes buvo svarbiausia gražinti gauti pajamas. Jo, ir gauti pajamas. Kalbant apie patį rajoną, tai iš tikrųjų irgi žinom, kad čia kelias veda į Tubelio vilą. Ar nemažai tų valdininkų, matyti, čia irgi statėsi šitoj vietoj? Jo, miestas plėtėsi, čia, sakykime, vėl tas labai unikalus ir tas sprendimas, kartais aš taip pusiau juokaudamas visai, šiaip tiesiog, žinot, kaip pas mus yra jautrus dalykai, ypatingai tarpukarį buvo dėl Vilniaus. Kad Vilnių užėmė Lenkai. Aš kartais sakau, taip reikėtų jau kada istorija tokia, kokia jinai yra,
Ir šiaip reikėtų pagalvoti labai optimistiškai, iš tikrųjų kartais net gal reikėtų padėkoti Lenkams, dėl to, kad jeigu ne Lenkai, Kaunas jis neturėtų tarpukario modernizmo. Visą tai būtų gal Vilniuje ir Kaunas jisai būtų toksai kažkoks miestelis. Tai tai jis plėtėsi, tvarkėsi ir kadangi labai daug valdininkų, tai ir statėsi šitos namus nemažai. Tai už tai Žaliakalnyje yra daug tų visų lentų, nes labai daug iškilių žmonių gyvena. Taip. Sostinė vis dėlto buvo. Taip, ir labai geras pastebėjimas, kad yra Kaunas, kada tu vaikščioji Kaunu, tai yra muziejus po atviru dangumi. Iš tikrųjų, kad daug lentų, daug šeimų žmonių yra gyvenę, pati architektūra labai yra įdomi, kad mes galim matyti, kad kaunietiška architektūra tikrai turi išskirtinumą, ypač mediniai namai Kauno, kad jūs galėtum gal su Baltijos šalim palyginti, bet vis tiek jie turi tokį autentiškumą savo. Ir čia iš tikrųjų labai tą dalyką reikia akcentuoti. Iš tikrųjų tas yra, kad tavo architektūra yra Vilniuje vienokia, Kaune kitokia, o Klaipėda yra dar kitokia. Ir čia yra grožis mūsų miestų trijų. Mūsų grožis ir unikalumas ir tą reikėtų suvokti, nes šiuolaikinė dabartinė kokia architektūra, kokia jinai yra, jinai nėra tokia siaura, kokia, sakykime, buvo tarpukario architektūra. Aš turėjau menį siaura, tai kad jeigu tu, pavyzdžiui, kokį nors medinuką, iškirptum ir pradėtum klausti, iš kur jisai. Tai aišku, gal tu nepasakytum, sakykim, kad tai yra iš Lietuvos, bet tai sakytum, kad tikriausiai tai yra Rytų Europa. O dabar šiuolaikinį namą tu iškirpk ir paklaus kokio nors anglo, amerikiečio, vokiečio, iš kur. Tai gali sakyti, tai Vokietija, gali sakyti Anglija, gali sakyti, kad tai yra Japonija, ar tai Šveicarija, ar tai Amerika. Žodžiu, tai yra visos. Aišku, yra niuansų, bet tai tiesiog ir už tai charakterį. O dabar juk vėl yra, kaip sakant, susitarimas, kad tai vėl, tu negali tos kopijuoti praeities. Ir namai yra, kaip sakant, turi atspindėti šių laikų visą tas tendencijas. Tai, už tai tie seni namai ištampa tokie vertingi, nes jau, kaip sakant, jeigu nugriauni, tai vadinasi, tada turi tą šiuolaikinį namą. Ir tą šiuolaikinį namą automatiškai vėlgi kitos detalės, tas minimalizmas, viską, o tie tarpukariai ypatingai medinukai buvo labai turtingi detalėmis. Ir ką labai aš pajaučiau rinkdamas tas detalės, žinot, dažnai pasakoju apie tuos medinukus ir šiaip mes pratę labai vertinti tą vertę, matom per formą, ta prasme pačio pastato, bet kartais ten tos detalės, tie profiliai tarsi pakeičia kitokias, nesvarbu, ten gal panašias kažkokias. Ir plus šių laikų yra sudėtinga gauti šiais laikais tokius profilius, tik ne tai, kad sudėtinga, bet faktiškai neįmanoma. Tai tuo pačiu automatiškai tas namas įgauna visai kitą vertę. Ir jeigu jis yra dar prižiūrėtas ir nesupūdytas, tai čia yra aukso vertės. Gal pakalbėkime dabar apie patį namo funkcionalumą ar fasadą. Šitas namas buvo projektuotas kaip keturbutis. Dar kaip paklausai, reikėtų, aš užmiršau, šiaip tai projektavo inžinierius. Kažkaip įdomu, tarpukarį. Labai buvo daug inžinierių projektavo. Kurie projektavo, dabar tai kaip inžinieriai, tai gal nelabai, visi architektai. Tikrai buvo daugiau inžinierių, keli gubai negu architektų. Inžinierius jisai, kaip sakant, gan nežinomas buvo, aš kažkaip vis užmirštu tą pavardę. Pasigūglysim, nieko tokio. Jo, tai mes aš truputėlį Google, kas taip daręs yra ir kitų pastatų. Pastatęs Kaune ir Lietuvoje visoje. Tai o šiaip namas ką, tai jis dabar jis kaip originalis truputį kitaip atrodė. Matysim nuotraukoje. Jo, o sovietmečiu vėl čia, kadangi jis buvo, vėlgi visi tokie namai buvo nacionalizuoti. Ir jis, kadangi pakankamai didelis, buvo nesudėtinga jį čia, kaip sakant, padalinti, tai iš 4 būtų padarė 8. Ir fasadą nuplėšė tas originalias lentas. Buvo dekoro, daugiau dekoro. Buvo dekoro. Keli elementai yra likę, tai, laiptinė originali, turėklai, balkono, pagrindinis langas, laiptinės ir frontonas. Jis yra originalus. Svarbiausia, kad yra medžiagos, kad galima iš tikrųjų atkurti. Povilai, o stogelio stiklai originalūs čia yra? Oi, prašau. Frontono, tai šitie langai yra ne originalūs, bet originalus yra originalus laiptinės langas. Laiptinės langas, okei, taip.
Spalvoti stikliukai mes matysim, kaip užeisim į vidų. Įėjimo durys jos nėra originalios, bet sakyčiau labai toks geras sprendimas yra, tai jos gamintos jau čia naujais laikais, jau atgaus nepriklausomybę ir toksai stalius, kuris dar mokėsi iš tarpukario stalių, pagamino pagal tarpukario modernizmo duris, tokią kopiją padarė. Žinok, iš pirmas įspūdis būčiau nepasakęs, kad jos yra neoriginalios. Tai va čia, sakyčiau, va geras sprendimas ir kai būna dažnai dabar šneka tokie 99% nematoma, sakykime, jeigu kažką tu pakeiti ir reikia taip padaryti, kad nebūtų, kaip sakant, šoko terapija. Tai va, kas pas mus šiais laikais truputį nelabai įprasta yra, bet, gal... Arba sako, kad neįmanoma pagaminti, ne? Ir va, čia yra originalios duris, numeris tai neoriginalus, bet šitas va laiškams yra originalus. Ir paskui palėpė, va, ką aš ir Dainį norėsiu parodyti, tai čia yra užrašyta lietuviškai, o aš esu radęs Vokietijoje, kur yra vokiškai, bet stilistika beveik ta pati. Tai tiesiog, va, vyko tiesiog ta prekyba. Taip, tai va, mes matom porangius originalius. Jo, porankiai. Laiptinės metalinė dalis. Jo, va, originali, va, laiptai, čia apsaugėlės metalinės yra. Ir va, kaip ir antram, taip ir pirmam aukšte šviestuvas. Va, šitas yra. Labai gražus šitas šviestuvėliai, originalūs. Ir laiptinės labai langas įspūdingas. Martynai, jeigu jūs pafilmuotumėte. Tai čia va tas originalus langas, tik dabar va, čia dažna ta problema, kai irgi tas tvarkymas ir prižiūrėjimas yra, ypatingai tai ar senais laikais, ar dėl to neišmanimo, tai viskas uždažoma. Tai šiaip tai žalvarinė rankenėlė, bet kol kas nėra uždažyta, tai neturi. Žalvarinė rankenėlė turi būti žalvarinė. Čia tiesiog sovietmečio toksai atgrabus darbas, ne kaip tingėjo dirbti, daryti. Tai... pertikė. Aš kaip ir sovietmečio, bet čia realiai, dauguma kas susidūrė su tais medinukais ir sovietmečio pasakys, yra, žinot, yra tas niuansas, yra, kai ypatingai su medinukais, žinot, nes mediena, tai jeigu ilgai tu jos neprižiūri, jinai neatleidžia. Tai tiesiog tu susiduri su sovietmečiu visur, nes, tie medinukai, jie buvo neprižiūrėti, sakykim, kai kur savininkai vėl iškeliavę į Sibirą ir panašiai, ir dabar, sakykim, kai atgauni ir kažkas parduoda, tai yra siaubingai, kaip sakant, tokie, nudėvėti. Ir reikalau labai daug, kaip sakant, kantrybės ir meilės. Tai tą reikia suvokti iš karto, kad tu nėra taip, kad tu atgausi ir staigi čia porą gal metų ar metai ir jau vėl viskas stebuklingai. Ką suvokiu, tai čia labiau reikia žiūrėti į tokį procesą, nes žinot, visi labai nori to galutinio rezultato ir realiai reikia tą suvokti, kad tą sovietizaciją, sakykime, vos ne per savo gyvenimą tu nesutvarkysi iki galo viską. Tiesiog reikia, kaip sakant, nesistengti visko ten per daug sutvarkyti, kad viskas čia kaip vos ne kaip vakar pastatyta, bet tiesiog svarbiausia stengtis prižiūrėti ir tinkamai prižiūrėti. Ir kai aš visą laiką sakau, reikia taip tvarkyti, kad, kaip sakant, ateinanti karta, kaip sakant, nekentėtų ir nemokėtų už tavo klaidas. Ir tas labai yra svarbu ir tą reikia suvokti, nes jeigu tu galvoji, čia bus gerai, tai tikrai negerai, nes jeigu po kiek laiko kažkas nusipirks ar tu ten savo vaikams perduosi, tai paskui gausis tai, kad jie vėl turės kankintis, tvarkyti. O kas labai yra svarbu, tai yra savininkiškumo jausmas, kad esu jau savininkas namo. Ir kad aš atsakingas už tą namą. Sovietmečio to nebuvo, įkeldavo žmonės kažkokius ten gyventi ir jie, laikinai gyvena medinuke, kol sirausis kažkur. Aišku, ir šiais laikais, žinot, visokių savininkų yra, kai sakau, bet, žinot, vis tiek bendrai sudėjus, esminis dalykas yra privati nuosavybė. Jeigu privati nuosavybė yra, tai vis tiek, tu kaip savo turtą tu prižiūri, nes, tu privalai būti geras ūkvedys, nes, kitaip tai tu tą visą turtą ir nunešioji. Tai, kai ne tavo, čia ir kodėl pasmerkta tas buvo, kai tas visa sistema dėl to, kad, kai turto neturi, tai kokia prasmė tenas dirbti. Jeigu koks ūkininkas
ūkininkas neturi laukų arti, tai ką jis, tai nėra prasmės tada. Taip. O kai turi, tai tu iš karto planuoji, tu stengiasi, nu ir ką dabar visi ūkininkai daro. Povilai, ar galim užeiti į tavo darbo kambarį, į svetainę? Jo, tai žaikim. O paskui keliausiam į tavo ekspoziciją. Eilė. Čia užraktas, šiaip jis yra originalus. Ir aš tiesiog vėl, kadangi aš jau iš kitos pusės neturėjau to originalaus, jau buvo, kai senelė gyveno, čia senelės būtas buvęs, tai kai senelė gyveno, tai jau matyt pakeitė, bet iš išorės šitas liko. Povilai, šitas skambutis yra originalus? Jo, šitas yra originalus, tik kitoj pusėje nėra to ir aš vis dar bandau susirasti, nes nėra lengva atskiros detalės. Būtent ieškai po Europą visą, ir gal netyčia ir Kaune gal kažkur. Šitie gan yra vertingi, jie nėra taip lengva, jie gan brangus. Ir dabar, Povilai, aš kaip suprantu, mes esame viename iš butų, antrame aukšte, kur gyveno tavo senelė. Taip. Šiuo metu dabar mes, suprantu, yra tavo darbo kambarys. Tai aš čia tokį ofisiuką įsirengęs, aišku, dabar jūs ir smarkiai pakeistas, bet aš vis stengiuosi. Ir dabar matau, kad tu dar mums parodysi senas nuotraukas. Jo, čia labai geras pavyzdys. Aišku, galvo internete ten galima atrasti ir kompiuterizuotai palyginti labai iš panašių rakursų, bet iš esmės čia galima pamatyti, kaip skiriasi. Va, čia jau sovietmečio šedevras yra. Tai. Ir dešinė pusėje tarpukario, kaip jisai originaliai atrodė. Ir kuom skiriasi. Čia yra barakas. Na, iš esmės tvarkingai, bet realiai kaip mūsų tas įprastas minimalizmas, kaip jis pakeičia visą fasadą. Ir net dauguma net nesusivokė ypatingai, kaip, sakykime, keičiant langus, kai langai visi turėjo sudalinimą tokį labai įdomų. Ir jį pakeičia be jokio sudalinimo, tai lygiai tas pats kaip ir su fasadu, tai kaip koks išmuštas dantis. Tai tą reikėtų atkreipdėmės ir kartais aš manyčiau, reikia padėtiems gyventojams ir konsultacijom, nes kartais ne visi susivokė ant tą juk langą pakeisti, tai juk nekviečia kažkokio tai specialisto arba architekto, tai tiesiog patys paima ir pasikeičia. Matau nuostabų šviestuvą. Šitas šviestuvas tai vienas iš tų retų, kurie, kaip jau buvo namas pastatytas ir šviestuvas pakabintas, taip ir liko. Šitas taip, šitoje vietoje, jis yra originaliausias, tikriausias tarpukario šviestuvas ir jisai, kaip dabar visi mėgsta Kaune, dažniausiai Kauną asocijuoja su Art Deco, labai teko susidurti, kad jeigu ten, sakykime, įdomiai, aš gal šiek tiek nukrypsiu, kad teko pirkti kėdę, jinai Art Decinė tokia buvo, aišku, gal tikriausiai ne tarpukaris, jau labiau sovietmetis. Ir kaip pirkėjas, kad sakiau, kad pirksiu, atvažiavau, mes truputį pašnekėjom ir iš karto suprato, kad aš esu iš Kauno. Nes tarpukario tas modernizmas ar deko, tai čia Kauno yra tas niuansas ir arkliukas, kaip sakant. Šitas visiškai ardekinis šviestuvas, jis kaip ir buvo pakabintas, taip ir liko. Man dabar patinka iš tikrųjų, kad aš žiūriu skelbimus, kaip kas nors ką pardavinėja, tai Kaunas Žaliakalnis. Tausime, kiekvienas daiktas beveik jau pridėtinė vertė yra. Kad pardavėjai jau parašo, kad ar jisai yra tikrai Žaliakalnio ar iš Kauno klausimus, bet tai dažnai būna kaip pradinė vertė pardavinėjant. Šiaip įdomus dalykas yra, bet daugumą aišku gal ne visi susimasto. Labai yra tas Art Deco Lietuvoje skiriasi nuo Prancūzijos kokios ar Amerikos. Ir tas labai smarkiai skiriasi. Ir tas tos detalės, kurios Žaliakalnis, ypatingai tarpukaris, jos labai matosi, kad tai yra Rytų Europa. Ir aš sakau, jeigu galvosi, kad pirksi tų Art Decinių baldų, tai čia bandysi kokią Amerikoje, tai ten yra visiškai kitokį iš karto gali pasakyti. Žinai, ten realiai, sakykime, tas dizainas gal ir panašus, bet naudojamos medžiagos prabangesnės daug. Pradėjau domėtis tom detalėm ir kai suvokdamas, kad, sakykime, vėl randi kažkokią detalę ir dabar, jeigu prireiktų kokios panašios detalės. Tiesiog aš pradėjau žiūrėti Latvija, Estija, Lenkija, Vokietija, Prancūzija, net ir Šveicarija, Italija. Ir tu matai, kad, nėra taip, kad panašios detalės, akivaizdžiai matosi. Ir yra tas niuansas taip, yra
kuo didesnė, pažangesnė ta technologija, kuo valstybė yra turtingesnė ir to dekoro yra daugiau. Ir ta matosi ta civilizacija, kaip sakant, kai mes čia visi daugumą čia diskutuojam, čia dėl to paveldo, čia reikia dėl jo kankintis ten ir panašiai ir taip toliau, kad ir tarnauti jam. Tai aš siūlau nuvažiuoti į Florenciją ir tenas žmonių paklausti, kaip. Nes ten, sakau, Florencijoje, tai ten pasikasi po romėnais, randi etruskus. Ir ten yra viskas yra paveldas, absoliučiai tu nueini tą civilizaciją, ten yra civilizacija, Florencija. O čia Lietuvoje kokie tie miestai buvo. Aišku, ne ekspertas, čia yra mano nuomonė, bet tiesiog akivaizdžiai. Ir lygiai tas pats su tais baldais, su interjerais, matosi, kad tas dekoratyvumas, kadangi vėl tas piniginė galia buvo kitokia, tai tas dekoras buvo kitoks. Arba pakalbėkime apie medinukus, medinukas yra Brazilkoje, Argentinkoje sukaltas lūšnelė iš vargo ir yra medinukas tavo pavyzdys namo, kada yra įdėtas dekoratyvumas, architekto darbas ir pamąstymas visas. Kažkiek Jo, ten vėl tų medinukų tarpukario visokių buvo visi statėse, nes tai yra, tiesiog vėl yra tas niuansas, tai kad tarpukario tų meistrų, medžio meistrų buvo daugybė. Ir jų galėjo ne tik tais ir Kaune kažkur rasti, bet ir atsivežti iš mažesnių miestelių. Ir tai buvo tiesiog paprasta. Ir čia, aišku, vieni gali sakyti, kad čia yra tiesiog nuo seno, bet tiesiog, tikrai mano prosenelio pavyzdys, tai yra tiesiog, kad tai buvo pigi medžiaga. Ir visi statėsi ir toj Brazilkoje, ir tie medinukai. Tik tais tiek, kad šitas yra, kaip sakant, kokybiškesnis. Vėl, kai man senelė, kai sakė, tai šitas namas, kai statė, tai jisai tarsi buvo statomas taip, kad tarsi savo. Galvoju čia apsistoti, tai už tai, pavyzdžiui, visas namas rąstinis, nes būna kartais pirmas aukštas rąstinis, o kitas karkasinis. O čia visas rąstinis. Na ir ta kokybė. Filinginės durys, tarp kitko, tai yra faniera. Ten yra filingas, ten viduje, tas centras, tai yra faniera. Pabaladosim. Kaip? Pabaladuosiu, pažiūrėsiu, ar faniera. Jo, ir tas reikia nepamiršti, kad tai to faniera nėra kažkoks tai šių laikų, čia, kaip sakant, atradimas, tai yra nuo seno, kaip kas lūkštas, kaip man atrodo, nežinau, kas ten minėjo, ar nuo Egipto laikų. Taip, kad ar nuo Egipto, ar dar toliau, aš ne ekspertas, bet esmė tokia yra, kad vėlgi tarpukario tas faniera, tai irgi yra prabangos reikalas. Tai tas filingas yra, kadangi viduje faniera yra, tai tam tikrą prasme, sakyčiau, irgi tai yra prabangos reikalas, nes, tokios lengvesnės duris, nes jeigu su masyva, tada reikėtų daryti, jos yra sunkesnės, o čia toks lengvumas pasidaro. Tai va, jis tiesiog buvo, ir realiai pagal jo šviestuvą galima spėti, kad tiesiog medžiagos buvo naudojamos kokybiškesnės. Povilai, apie šitą bufetuką gal gali kažką papasakoti. Jis toksai dvarelio tipo bufetas, didelis gražus, neliestas restauratoriaus. Jo, neliestas kol kas. Ir ypatingai čia ir tikrai dar artimiausiu metu niekas nelies, nes pakankamai geras laikas. Kadangi pats irgi restauruoju baldus, bet irgi pasakysiu, kad restauratoriams visą laiką būtina duoti to baldo, nes ateityje bus labiausiai vertinami tie baldai, prie kurių mažiausiai yra prisiliesta. Tai šitas iš tų baldų, kuris gali atstovėti nieko jam nedarant dar labai daug metų. Ir dar aš kaip pridėsiu, aš šiaip, kadangi turiu tą tokią patirtį ir praktiką, žinot, tas restauravimas toks, kad gal tų restauravimų bus daugiau. Jis turi būti toks, kad kuo mažiau tos būtų nuimta tos medienos. Nemažai tų restauratorių, nesakau, kad visi yra, bet yra tų visokių, kur, kai restauruoja, tai nemažai tos medienos, naudoja labai visokių elektrinius įrankius, nerankiniu būdu šlifuoja, tai jie labai daug šlifuoja medienos yra. Ir realiai, kai sakau, aš turiu tokią praktiką, kad vieną tokį pavyzdį, kad kai pažiūriu į tą pavyzdį, tai galvoju, dar vieno restauravimo, tai net laikys, nes tiesiog matosi akivaizdžiai, kiek yra nušlifuota. Senelė turėjo ardekinį bufetą, bet tas bufetas dabar truputį yra kitoj vietoje ir kadangi šiaip sudėjus daugumą nemažai tų baldų čia yra, pas mane tokie yra ne ardekinio stiliaus, tai aš galvoju tiesiog noriu kokį kitokį bufetą turėti. Apie ardekinius baldus ir neardekinius baldus. Vis tiek interjeras buvo konstruojamas taip, kad interjere buvo visokių baldų.
tas ardekinis baldas toksai buvo kaip tik tai detalė ir visi ėjo palikimas, ne baldų, nebuvo vientiso tokios stiliaus. Jo, žinot, būtų tik ardekinis. Ir tokiam namais tai tikrai labai tinka. Pridėsiu aš iš dalies tam tikrą prasme ir su tokiam detalėm ir pats mokinuosi, nes su man tie interjerą, kokie dabar, ir net, kai tenka juos ir projektuoti, tai vis tiek visi labai mėgsta tą minimalizmą ir tai neduok dievę ten vieną detalę kažkur patrauksi, ten tą nuotraukos proporciją, kad ten būtų šitaip. Aišku, gyvenimas, kaip fotografuoja, vėlgi, jis nebūna toks ten tam interjere, bet ir aš supratau vieną niuansą, kad šitam senam medinukė toks minimalizmas neveikia visiškai ir reikėtų kažkaip tam, kad atskleisti jo charakterį, tam tikrą prasme reikalinga eklektika. Nes vėlgi yra vienas laikotarpis vieną detalę davė, kitas laikotarpis kitą detalę davė. Ir žinot, kai sudėjus daug, jeigu, pavyzdžiui, įdomiai tai, kad aišku dabar jis yra baltam fone, bet kai įsikrausiu, tai aš šiek tiek apsitvarkyti, tai ką, pirma mintis, viskas taigi baltai, nudažyti. Ir paskui po kiek laiko supratau, kad tai yra neteisingas sprendimas, nes, už to, pavyzdžiui, tokį masyvų baldą pastatai tokiam fone, jis iš karto jis nežaidžia. Jam reikia detalių, jam reikia aplinkui fono, sudalinimo, spalvos reikia jam. Ir tada jisai sužibės. Aš jį tiesiog radau ir tiesiog pamačiau, tikrai fantastiškas, jisai nei taip smarkiai pažeistas, aišku, yra tų detalių, kaip realiai pakrapštyta truputį žiurkių ar pelių yra, čia tų vietų matosi ženklų, bet jisai tikrai pakankamai gero stovio ir aš jį ten, realiai aš jį prieš kokius buvau metus nusipirkęs, bet aš dar prašiau to savininko, sakau, aš žiemą, kad nevažiuosiu, tiesiog jisai laikė ir šilti orai ir atvažiavau. Tik tai tiek, kad šitas baldas, gangia jau yra antram aukšte, tai, kaip sakau, yra toksai maksimumas, ką galima buvo įnešti pagal gabaritus. Aš jau jį ten apdėjau, apklijavau, kad neduok dievę kur nors trinktels ar ką, nes paskui vėl tvarkyti. Tai bet labai su mano nuostaba tie krovikai tai labai profesionaliai atnešė, net buvo, juokingiausia yra tame, kad aš labai ilgai šitą tvarkiau, o jie ten paėmė taip greitai sutvarkė ir nebek sienų neprilėtė tenas, yra fantastika. Gerai, rekomenduosi man tai juos tada. Čia cukrinė, jeigu aš neklystu. Jo, ir čia jinai yra mano prodeduko, čia mano prodeduks Mykolas Konkulevičius, vienas, Klemkava yra. Miškotvarkos tarpukario tokių, kaip miškininkų mokyklos, kaip sakant, įkūrėjas, pirmojo Seimo narys. Ten yra truputį kitaip ir tu paimi tokį dekorą ir sakai, ne, čia atgyvena. Gerai, žiūrėk, jo, bet tas. Reikia mokinti ir patiems mokintis tiesiog, kad prisijaukinti istoriją ir suvokti, kad kokia jinai yra, kokia buvo, priimti tokia, kokia jinai yra. Ir tiesiog aš nieko nepadarysiu, kad vis tiek mano protėviai turėjo tokių detalių ir jos reikia priimti ir jas reikia saugoti. Dabar mes esame namo palėpėje pas Povilą. Ir Povilas turi labai įdomių daiktų pririnkęs. Kiek aš žinau, tai Povilas buvo mintis tokia, kad rinktis šio namo rekonstrukcijai, bet jau kaip įninki, tai, kaip sako Povilas, kada ir įgriaunamas yra senas namas, jisai eina ir nėra laiko galvoti, kam jisai bus pritaikoma. Tiesiog susirinkti pirmiausia gerus daiktus. Jo, dalį aš, kaip sakant, namui, o nemažai išgriaunamų medinukų, tai ir tiesiog, tai kada kurtusi centras, koks mes užvadinę statybų kultūros fondų, tai visos tos detalės eitų tenais. Ir, tiesiog, bet rinkimas yra ne šiaip kad viską, bet aš renku pradėjau rinkimą nuo išgriaunamų medinukų. Ir čia tas svarbu, ne tai, kad ten ką randu kokia užsienyje, tai tą ir perku. Bet viskas mane nuvedė pagal griaunamus medinukus. Tai gal iš visų tų detalių, tai sakykim, tokias pirmutinės parodyčiau, tai čia mūsų namo. Tai čia šita yra durų apdaila, rankenėlė su visu šituo. Ir čia ištampuota technologija. Bet tiesiog kokia jinai yra, tai aš norėtųsi ir kada nors gal išeitų, gal tą štampą pagaminti ir susištampuoti visam namui
išsilieti tokias rankinės, nes norisi tokias, kokias buvo originalios, tai tokias ir turėti visas likusias. Tai va. Dabar kitas niuansas yra, taip, čia yra tikriausiai nuotraukai ten, vat, kaip išdidins, taip matysis tenais, kad prie kiekvieno namo buvo toksai va ženklas, valstybinio apdraudimo valstybinio apdraudimo įstaigoje apdrausta. Palaukime, aš turiu perskambinti. Gerai. Tai apie valstybinio apdraudimo įstaigoje apdrausta, tai ant mūsų namo irgi buvo, bet iš kur šita lentelė, kadangi jau nuplėšė tas originales, tai jau nebuvo jokio galimybių turėti originalą. Šita lentelė yra iš kaimyninio namo. Ir tiesiog, kai keitė lentelės, metė kartu su tom lentelėm, aš pamačiau, sakau, man reikia būtinai turėti, tai aišku, būtų fantastika, jeigu va, restauravus ir uždėjus ant šito namo. Tai toks, galbūt galima paieškoti ir geresnio kokybės. Šitą galima būtų, matot, Reikia suvokti pirmą dalyką Lietuva, kokia rinka buvo. Tie mūsų lietuviški pavadinimai yra kažkaip dažnai vadinu aukso vertės, nes tu taip lengvai jų nerasi, žinot, nes mažesnė rinka. Vokietija tai yra kokia industrija, visai kitas reikalas. Galima apie kalbą pakrypo pokalbės mūsų tai apie liuosą ir užimtą šitas spynelės pakalbėti. Čia matome mes kitą kalbą. Tai gal pradėkim nuo šitos. Šita, kaip jinai čia atsirado. Pirmas dalykas, aš vienam name radau su lietuvišku pavadinimu liuosa, dar senąją lietuvių kalba, liuosa ir užimta. Ir aš tiesiog visiškai atsitiktinai beieškodamas vienam antikvarė čia Kaune žiūriu, beveik identiška toks pat mechanizmas, tik tais vokiečių kalba. O čia laisva tai yra frei ir užimta besetzt. Tai, tai sakau, reikia būtinai turėti ir, tiesiog, ne tai, kad turėti, bet, pavyzdžiui, vienam iš būtų galima šitą sumontuoti ir tam tikrą prasme, kodėl vokiškai, todėl, kad aš turiu identišką lietuvišką pavadinimą. Yra ir libero. Jo, libero, tai čia irgi per eBay'ų, tiesiog irgi labai panašų, dizainas toksai ir galvoju, tai irgi labai panašiai, bet tik tais libero ir okupato, tai čia kokia itališkai. Tai tai tiesiog, irgi, čia plaukit, čia yra žalvaris, yra visai vėlgi yra toksai prabangus metalas, yra nuvalius sutvarkius irgi, toks skirtingom spalvom. Čia originalią spyną matome taip šitam name. Jo, čia originaliai, čia yra jau iš Kauno medinukų jinai. Tai aš tiesiog, sakau, reikėtų vėlgi dėti kokį vienas duris ir panaudoti. Ir Paulius dar man pasakojo, iš tikrųjų, kad šitą spyną irgi jisai įsigijo per eBay'ų. Jo, čia iš Anglijos jinai yra. Ir ganėtinai nebrangiai. Ir Yale aš tiesiog norėjau dėl to, kad mano čia kompanija nėra kažkas, tai yra irgi gan žinoma pasaulyje. Palyginti iš tikrųjų dizainą. Ir kadangi aš tą į priekį turėjau, tai man tiesiog pačią mechanizmą reikėjo. Tai aš įsigijau ir gavau, ir net ir su originaliais raktais. Tai, galima saldainių. Saldainių dėja jau nebėra, suvalgyti nuo tarpukario, bet tokia detalė, gal aš darysiu, detalė tokia, verta dėmesio. Nusivylimas. Kad labiau nenusivilti. Nieko nėra, bet, tai žinot, Lietuvių saldainių fabrikas Rūta, Šiauliuose. Rekomenduojame aplankyti muziejų Šiauliuose Rūtos. Galime surasti nemažai tokių tiek visokiausių įdomių dalykų Lietuvoje yra. Mes keliaujam po užsienį. O keliaujam dabar iš tikrųjų laiškais toliau. Tai irgi matom, lietuviškai. Jo, čia yra lietuviškai ir aš vieną, čia yra vokiečių kalba, briefė. Tai jeigu mes apačiau nusileisim, aš kartu su šitą detalę mes galėsim palyginti tą detalę su lietuvišku pavadinimu. Palėpiai rastas šviestuvo šito, tai čia yra jau šito namo.
Irgi. Atsargiai tik stiklą. Jo. Ir stiklą labai atsargiai, nes jis labai plonas. Su šviestuvais labai įdomios istorijos yra. Aš pradėjau savo kolekciją nuo šviestuvo. Povilas irgi istoriją pasakojo man, kad jis irgi vieną šviestuvą iš griaunamo namo jį pakėlė su kaip vadinti, su kranu ar ne, su buldozeriu, kad nusikabintų vieną šviestuvą iš griaunamo namo. Jo, tokia įdomi istorija buvo. Aš jau, kai čia vienas pirmųjų mano tokių masinių nešimų iš griaunamo medinuko buvo ir aš matau, jau didžioji dalis namo nugriuvo, matau tenais laiptinį dar lyg kabo šviestuvas toksai. Ir aš tam ekskavatorininkus sakau, tai klausyk, tai galėjai bent per eBay ar kažkur parduoti, tiesiog nusiimti. Sakė, numoja ranka, nori? Tai aišku nori, tai jisai jo atsistojo ant kaušo, jis pakėlė mane ir aš nusikabinau ir viskas. Ir jis dabar tam nuomam bute yra. Tai kur darbų saugos inspekcija žiūrėjo? Ten darbų saugos inspekcija savaitgaliais nedirba sekmadienį. Ir dažniausiai medinukai griaunami savaitgaliais, sekmadienį ir tada, kada mažiausiai kas dirba. Institucijos, taip, kad Perkūno 11. 11, kodėl, tai mes su Bolu teko mums ginti tą namą. Tai tiesiog... Gal keliavom tenai dar tam kampelį labai yra. Gražių dalykų. Nuostabų kampelį. Čia lobiai visi, dar nesustiguoti visi, aišku, bet ta... Jo, tai... medinio namo palėtė. Čia yra... Taip. Va, panašus šviestuvas, čia yra beveik identiškas. Čia yra iš irgi netoli Pelėdų kalno. Yra irgi labai įdomi istorija, ten su tais darbininkėliais buvo ir kaip jie nesuprato, ką aš čia veikiu. Tai čia yra tiesiog toks šviestuvas buvo. Jis yra, sakykime, pakankamai paprastas, toksai tarsi kaip ir pramoninis atrodo, bet tokie šviestuvai, jos nuvalius, tai čia jisai būtų kaip karūna interjere, bet visi išmeta. Dar tokių šviestuvų yra su tuo kilnojimu, yra su svoriu. Su svoris, taip. Tokie irgi Kaune buvo naudojami ganėtinai dažnai. O istorija labai yra įdomi su tais darbininkėliais. Aš tenais, kadangi taip gavosi, ten labai įdomu, kai kartais tenka susipažinti su žmonėmis, kurie yra labai susirūpinę griaunamais medinukais. Tai viena netoli gyvenanti moterėlė su manim susisiekė ir pranešė, kad griaunamas medinukas. Ir aš reikia nuvažiuoti būtinai. Aš nuvažiavau, ten prisistačiau. Ir galiausiai, aišku, paaiškėjo, kad ten, ta griaunų darbininkėlė, tai visai yra ne lietuviai. Ten, nežinau, jie rusiškai šnekėjo, bet jie arba kokie, nežinau, uzbekai buvo, ar kazachai. Tai čia tiesiog vieną tokį atvejį bandau, aš čia vieną detalę iš interjero nusijimti ir jis prie manęs prieės ir stovi. Ir taip nepatogiai man, nes aš bandau laužti tą detalę, jis ir stovi. Ir paskui tokios tarsi susikūriau istoriją, galvoju, jis tikriausiai galvojo, kad aš žinau, kur yra čia paslėptas koksai žydų auksas. Ir gal pamatė, kad yra griaunamas medinukas ir aš staigiai atskubėjau pasiimti tą auksą. O pasirodo lobis yra šitas šviestuvas. Pasirodo ir lobis yra va šitos detalės ir tai niekaip. Ir kaip jam netėjo į galvą iš tikrųjų? Ne, aš pačią pradžią bandžiau aiškinti apie vertę, apie viską, bet aš supratau, kad jisai nelabai supranta, aš tiesiog trumpai aiškiai, ją kolekcionierą ir viskas. Ir tada tiesiog aiškiau buvo. Nes, tiesiog, kad paaiškinti, kad čia vertingas, gražus daiktas, tai jam ten mažai suprast buvo. Na, arba čia va gausybė dar surinkęs esi furnitūros. Jo, tai čia yra iš griaunamų medinukų, kai kurie čia iš mūrinukų, tai iš vido mūsų tokį turtingumą ir visišką netvarumą, tai galiu parodyti iš vienos detalės. Čia yra iš mūsų žemės ūkio rūmų rankenėlė lango, čia tikriausiai yra viršutinio lango, tokia, nes šone buvo.
Ir istorija labai tokia įdomi, viskas tvarkoja, keitė langus, kaip ir nieko tokio, bet vienas niuansas, tarpukario langai yra dvigubi, o šiuolaikiniai langai yra viengubi, su stiklo paketu. Vienos varčios. Jo, vienos varčios. Tai buvo, aišku, reikalavimas yra originalias rankenėlės įdėti, bet problema yra tame, kad kadangi tarpukario langas yra 2 varčių, tai, kaip sakant, dvigubai rankenėlių. Tai vieną rankenėlę įdėjo, o likusias išmetė. Tai mūsų visas tvarumas. Tai, pavyzdžiui, tarpukario modernizmo šitas rankenėlės, pavyzdžiui, kažkur prireiks jų, mes galėtume panaudoti visai kitoj vietoje, bet, tiesiog, kažkaip nesusimastom. Ir įdomus mechanizmas čia yra viršutinio lango, ten toksai horizontalus langas, sakykim, didesnis, jeigu tu nepasieki, kad jį atverti, kad ventiliuotai, tada tu šitaip, patrauki, čia toksai yra metalinis strypas, jisai tada tenais atidaro. Gerai, Paulai, dėkoju tau už ekskursiją nuostabę, dėkoju už įkvėpimus. Aš taip pat norėčiau paskatinti jaunus žmonės išdrįsti nusipirkti medinį namą. Jie dar kainuoja pakankamai nedaug ir galim žiūrėti iš tikrųjų į kaimynės šalis, kurios truputėlį turtingesnės yra. Ten medinis paveldas yra smarkiai vertinamas ir manau, kad neužilgo bus naujoji banga su medinė architektūra. Ir manau, kad bus galim pažiūrėti po kažkiek tai metų, kad tikrai bus didelis judesys mediniai architektūrai. Ta galiu patvirtinti ir apsilankęs, kad ir kokiai nors Estijoje, ten tiesiog yra jau madinga gyventi mediniam name. Ir tas madingumas yra ne vien dėl to, kad madinga, bet yra jauku, gera, lėtas gyvenimas, ramus gyvenimas. Ir manau, kad tai tik tai laiko klausimas, kada suklestės jinai. Jo, čia, žinot, nereikia bijoti, gal tik tais reikėtų, kai sakau, mes čia su kolegam tą pakeisti, tą norėtų situaciją, kad lengvas informacijos prieinamumas, bet toks aiškus praktinis, ne, koks ten apibendrintas. Nes imi ir darai, ne? Jo, imi ir darai ir iš tikrųjų labiausiai reikia suvokti, kad medinukai, ką jis mūsų mokina, tai yra kantrybės. Tai yra tiesiog reikia suvokti, kad jeigu tu įsigyši jį, tai tiesiog reikės kantrybės ir labai daug nemažai netikėtų dalykų. O jeigu tą, taip sakant, suvaldysi visą tai jis apdovanos visų savo to grožį. Ir jaunas žmogus tai neturi pinigų, bet jis turi resurso laiko, žinias gali gauti internete ir tiesiog sukurti pridėtinę vertę. Jo, žinot, labai patinka, man patinka tų senųjų technologijų tas privalumas, unikalumas, jų archaiškumas. Ir jeigu iš tikrųjų tu žinotum tą tiesiog formulę, dažų, tinko, tu jas galėtum ir šiais laikais pasigaminti. Ir tai nėra kažkas labai kosmiškai sudėtingo, yra ypatingai to kalkinį tinka. Ir man tas ypatingai, žinot, patinka, aš, pavyzdžiui, kaip toksai perfekcionistas, dar šiek tiek kaip perfekcionistas, tai gan kartais kai kurios labai dėl grožio lėtai kantriai darau. Tai man, pavyzdžiui, kalkinis tinkas, tai iš viso jis yra labai toksai, geras, unikalus dalykas, nes, pavyzdžiui, jei tu sumaišai, tai tada reikia palaukti truputį, kol jisai tenais susivaikšto. Realiai net ir gali net sekančią dieną tinkuoti tenais. Tai ir toksai lėtai, ir, kaip sakant, lėtai stingstantis. Tai man, sakau, man tai idealiausias dalykas. Ir, žinot, labai yra gerai, priprantė prie senas medinukas yra kreivas šleivas. Tai tarsi, kadangi nesi tobulas žmogus, tai kreivai šleivai tinkuoji, tai labai žmogiškas. Labai žmogiškas dalykas yra. Povilai, ar gali kreiptis į tave žmonės, jeigu turės kokių nors klausimų į tavo centrą? Tai yra be problemų. Gerai, Povilai, dėkoju tau dar kartelį. Ir jūs, mėly žiūrovai, kviečiame į kitus mūsų susitikimus. Ką dar pasakyti? Aš dėkoju Martynui už darbą, kad čia šalo šitam lauke. Ačiū, Martynai, tau.